Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šiandien kalbėsime apie labai pavojingą žmonijos rykštę, apie kurios egzistavimą dar tik pradedame sužinoti. Tai yra priklausomybė socialiniams tinklams ir su to susijusios cheminės permainos pokyčiai mūsų smegenyse. Šio pokalbio svečias Lietuvos sporto universiteto profesorius gerbiamas Marius Brazaitis. Sveiki. Labadiena. Tai kas vyksta mūsų smegenyse, kai mes braukome tuos ekranus, ar žiūrime, kiek kas paspaudė, kokių ten emocijų po mūsų tekstais ar nuotraukomis? Pirmoje eilėje smegenys yra aktyvinamos. Ta informacija, to informacinių srautų, kurį mes vartojame, kaip jūs sakote, tiesiog scrollindami telefone. Braukydami lietuviškai. Braukydami ir, tarkim, naudodami tiek ir planšetės, tiek ir telefonus, tiek ir kompiuterius. Ir tai stimuliuoja smegenis ir stimuliuoja tam tikrų hormonų išsiskyrimą. Tai vienas iš tokių turbūt labiausiai žinomų, labiausiai tyrinėjimų yra dopaminas, hormonas dopaminas, kuris įsiskiria vidurinėse smegenyse ir, sakykime, pagrindinis turbūt ta lokacija yra amigdolinis kūnas, kuris įskiria dopaminą. Tas dopaminas jisai išnešiojamas po neuroninį tinklą ir ką jisai daro, jisai tiesiog veikia receptorius, tam tikrus receptorius, kurie susiję su smegenų veikla, kurios mums išties sugeneruoja tam tikrus pojūčius. Tai laimės pojūtį, kažkokį tai irgi jausmą kažką pažinti, kažką tai atrasti ir dėl to mes kaip žmonės turbūt esam progresuojantis, mes ir evoliuciškai esame determinuoti kurti. Nuplaukti kažkur ir atrasti Ameriką, žinau, skirti kaip pavyzdį. Taip pat ir tiesiog atradinėti, aš nežinau, kažkokius tai naujus daiktus, kurti eilėraščius, kaip pavyzdžiui, ar, sakykime, irgi domėtis mokslu ir įvairiom kitom srityje. Ir šitoje vietoje dopaminas dažnai vadinamas malonumo hormonu, nors ir tai, ką jūs sakote, tai yra ir lūkesčio paieškos tokia platesnė savoka, ar ne jo poveikio? Daug ką apimantis yra, tai kaip jūs ir minėjote, tai ir atpildo hormonas gali būti, ir malonumo hormonas, ir ieškojimo hormonas, ir jisai susijęs su šitom visom veiklom. Ir kaip socialinių tinklų kūrėjai išnaudoja mūsų norą pajusti to hormono poveikį? Tai socialinių tinklų kūrėjai sukuria informacinį srautą ir jisai yra patrauklus ir žmonės tą srautą vartoja intensyviai ir tas srautas iš tikrųjų jisai ganėtinai stipriai veikia tas sistemas, kurios išskiria tą hormoną, kuris vėliau, aišku, susijuojasi su geru jausmu. Ir čia yra toksai nežinojimas, ką tu gausi, ar ne, su to dopaminu, aš taip įsivaizduoju jo poveikį, neaiškus atpildas, tiesiog paieška, lūkestis kažką, galbūt pajusiu kažką, tai rasiu ir tai gali būti net pavojingiau negu stabilus grįžtamasis ryšys ir kaip tai gali veikti mūsų smegenis. Tai be abejo, tai netikėti įvykiai, netikėtas atpildas, iš tikrųjų tai turbūt stipriausias stimulas, kuris labiausiai ir veikia dopaminą. Tai, nes yra eilė mokslinių darbų sukurta, kad netikėti įvykiai, pavyzdžiui, kažkoks siurprizas, arba netyčia, pavyzdžiui, taip jau nutiko, kad jūs milijoną laimėjote. Ir aišku, džiaugsmas didžiulis, emocijų daug ir, tarkim, tai netikėta. Tai nėra tas reguliarus, kad jūs kiekvieną dieną po milijoną. 8 ryto po milijoną. Tai va, bet ilgainiui paskui blėsta, jeigu tai kartojasi ir tai tampa įprasta rutina, tai, sakykime, tiesiog į tą patį stimulą jau, sakykime, neuroninis tinklas jis tampa nebejautrus ir reikia kažko tai daugiau tada. Daugiau, aštriau, agresyviau. Ir būtent tai ko gero keičia ir bazinį tą dopamino lygį mūsų smegenyse, tas kintamas toksai ryšys. Ir kas tuomet vyksta mūsų smegenyse, mes norime dar daugiau, ar ne? Dar ir įsitraukti. Tai mes ieškom to jausmo ir kad tą jausmą sukelti reikia kažko tai daugiau. Ir dėl to, sakykime, jeigu mes vartojame, kad ir tą informacinį srautą ir jeigu jisai jau nėra kintantis, jisai toks pastovus, tai vadinasi, kad pats stimulas tada jisai jau yra nepakankamas, nes ir patys receptoriai paskiau tampa nebejautrus tam dopaminui.
tai jautrumas dopaminui sumažėja ir tada reikia didesnės koncentracijos, reikia, sakykime, didesnio to kažkokio tai poveikio, kad išgauti tą norimą jausmą. Ir tie cheminiai procesai, kai kažko tarsi tau trūksta, ko gero sukelia tą egzistencinį nerimo jausmą, kad reikia kažką dar daryti, kad papildyti tas dopamino atsargas, sužadinti jį. Tai taip, bet žmogus turbūt iš prigimties toks yra, kad jisai ieško gero jausmo. Ir tas geras jausmas, jeigu susijęs su dopamino koncentracija, sakykime, smegenyse, tai mes to ir ieškom. Tada mes žiūrim, kas jį sukelia ir ko galima didesnį, kad jį sukeltų. Tai lygiai tas pats yra kaip ir narkomanai. Tai jie vartoja narkotikus ir tas narkotikas, jisai irgi stimuliuoja dopamino išskirimą. Tai narkomanas jaučia euforiją, jisai jaučia tam tikrą haliucinacijas. Ir tarkim, jisai nori tokio būseno ir toliau gyventi. Tai jisai tada didina dozes, jeigu jos per mažos yra ir tokia išugdo, kaip ir priklausomybė. Aš nuo seno esu pastebėjęs, kad žmonės, dalis visuomenės ar didžioji dalis visuomenės įsivaizduoja, kad narkomanas tai kažkoks ligonis, kur atskirtas nuo visuomenės, gyvenantis savo pasaulyje ir toks netgi smerktinas, menkintinas. Žmonės dažnai, ko gero, nesuvokia, kiek jautrios yra mūsų smegenys dėl juose vykstančių cheminių procesų ir kad tos priklausomybės gali daugam išsivystyti ir ne vienas mes nesame toks stiprus, atsparus, kad galėtume apsaugoti cheminius procesus vien tik savo valios jėga. Ar aš neteisus esu? Tam tikrais atvejais taip, tai mes ir turime ir susirgimų įvairių, tai psichinių, tarkim, priklausomybių atvejų yra tikrai daug. Tai ir šiai dienai netgi Pasaulio sveikatos organizacija irgi priskyrė kompiuterinius žaidimus, taip pat tokį besaikį vartojimą socialinių tinklų kaip susirgimą, kuris reikalauja jau gydymo. Tai vadinasi medikamentinių kažkokio tai įsitraukimo. Ir šitoj vietoj vadinasi, kad tos dozytės tokios kaip ir mums visiems jau reikia. Tai savotiškai socialinių tinklų narkomanai, galima sakyti. Savotiškai taip. Ir dabar populiarūs, bent kiek girdžiu, dopamino detokso ar kursai, ar būdai, kiek tai veiksminga ir kaip tai atlikti, kaip išvalyti tą organizmą savo nuo to pastovaus dopamino atsinaujinančių ir augančių poreikių. Vienintelis kelias yra atsiriboti. Tai vienintelis kelias, nes tada, kada mes atsiribojam, tiesiog smegenys jos turi vėlgi persitvarkyti. Persitvarkyti, tarkim, į tuos stimulus, kurios reaguoja, pavyzdžiui, ir įskiria dopaminą. Ir tada, vadinasi, jeigu jūs atsiribosite ilgesnį laiką, tai ir moksliniai tyrimai tą rodo, kad tos sistemos jos grįžta galbūt į tą pradinį tašką arba arti pradinio taško. Tai vienintelis būdas ir greičiausiai irgi narkomanai, kurie yra, tai, sakykime, tas gydymas jų yra panašus, jie tiesiog... Detoksikacija, nevartoti per kančią. Taip. Tai vadinasi, kad dopamino badas, dar irgi taip vadina, tai yra padėti telefoną į šoną ir, tarkim, stengtis nevartoti. Bet čia turi turėti valios pakankamai pats žmogus. Ir turbūt suvokimo, kokią žalą daro jos smegeninti socialiniai tinklai, nes kiti, manau, net nepastebi to poveikio. Tai tapo rutinos dalimi paimti telefoną ir paskrolinti, pavrūkyti ekraną, ar ne. Ir nesuvokiant, kokia tai yra žala iš tikrųjų smegenims ir gyvenimo kokybei. Tai taip, tai tu tampi priklausomas, tai ir kaip sakau, tos dozytės vis reikia ir kuo toliau, to daugiau tos dozytės ir netgi tai nepriklauso nuo amžiaus. Tai ar tu esi vaikas, ar tu esi vyresnio amžiaus žmogus, tai vis tie gamintojai sukūrė tą sistemą taip, kad ją būtų labai lengva naudoti ir kad jinai būtų labai įtraukli, nes visa tai susiję su dideliais uždarbiais. Ir vienas turbūt tokių geriausiai pastebimų poveikių, ką daro socialiniai tinklai mūsų sveikatai, tai yra dėmesio koncentracijos trūkumas. Sunkiau susikaupti prie ilgesnio teksto, kaip ir tam pačiam Facebook'e, kad žmonės vis parašo, kad ilgų tekstų neskaitau ar per ilgas tekstas, nors pažiūrėjus tai tikrai nelygintina su ilgu tekstu, kad ir knygą paėmus ar tą patį filmą ilgesnį pažiūrėti, vis tiek ta ranka ir pats esu tą pastebėjęs, jeigu tik tai neįdomesnė vieta filme, ranka jau tiesiasi prie telefono tam, kad kažką tai sukurt smegenims kito įdomesnio užsiėmimo. Tai
yra toksai akivaizdi problema, kurią geriausia, lengviausia identifikuoti apie... Tai mes ir patys pastebėme ir mokyklose, ir universitetuose, kad jauni žmonės, jie kaip ir praranda tą gebėjimą susikoncentruoti ties kažkokiu tai, nežinau, ten, pavyzdžiui, studijuojant kažkokias tai tematikas. Ir be abejo, tai ir susiję, kad telefonuose mes gauname labai didelį srautą, labai intensyvų srautą. Tai netgi tyrimai naudojant funkcinį magnetinį rezonansą, kuris rodo pritikimo kraujo intensyvumą į smegenis, kurios kaip tik tuo momentu labiausiai įsijungia į jūsų tą vartojiškumą. Ir tas pliūpsnis kraujo yra labai intensyvus, tai vadinasi, kad smegenis labai stipriai vartoja tą srautą. Ir kaip aš minėjau, gamintojai ir kūrėjai, jie stengiasi padaryti tai, ko galima patraukliau, įdomiau ir labiau įtraukiančiai. Ir sakykime, tai ne vien tik vaizdas yra, bet ir garsas tuo pačiu. Ir tas garsas irgi, tai per visas mūsų tas jutiminės sistemas toks gaunasi didelis pliūpsnis informacijos. Ir smegenim tas labai tinka. Ir jos stengiasi susirpti tą visą informaciją ir ypatingai, jeigu atkreipia dėmesio, yra reklaminiai filmukai, tai jie paprastai būna labai trumpi. Tai vadinasi, per 10 sekundžių tu turi visą sukelti didelę emociją žmogui. Ir be abejo, jie ten ir garso, ir vaizdo, ir to nenuspėjimumo įdeda, nes tas labai irgi skatina dopamino išskirimą, nes ta įvairovė, tai dėl to žmonės netgi natūraliai, jie, pavyzdžiui, keliauja daug ir keliauja dėl to, kad irgi tai skatina dopamino išsiskirimą, nes jie keičia aplinką, jie turi galimybę pažinti naujus dalykus, maistą, aplinką ir visus kitus dalykus. Tai ir visą tai, paprastai tariant, jie supresuoja, susintizuoja į kažkokį labai trumpą kažkokį tai filmuką. Ir tas filmukas greitai susivartoja, jūs gaunate pakankamai informacijos ir gerų emocijų, paskui jūs kitą filmuką žiūrite, trečią ir taip toliau. Ir jums jau tokio efekto nėra, kai tai yra ilgas jau procesas, tai ilgas filmas, ilga knyga, galbūt sudėtingi kažkokie tekstai ir tai smegenim nepatinka jau, nes kadangi tie trumpi tokie labiau malonus perdengia ir gaunasi, kad... Smegenys negauna atpildo ilgame kūrinyje, jiems reikia greito čia ir dabar ir už tai daug patogiau žiūrėti maloniau, nepatogiau, maloniau žiūrėti tuos trumpus. Visiškai teisingai. O kaip yra su jaunais žmonėmis, kurie jau yra kartos, kurios užaugo tėvelių paslaugiai paduotais telefonais, planšetėmis rankose? Taip, aš įsivaizduoju, kad smegenis, kuomet formuojasi pas vaiką, pas jauną žmogų, tai tie dalykai jam yra dar kenksmingesni ir pavojingesni. Visiškai teisingai, nes kadangi kuomet vaikas vartoja tokio turinio informacinį srautą, tai pas jį labai smegenis aktyviai, labiau negu suaugusių žmonių, nes jos kadangi yra augančios smegenis, bręstančios smegenis, ir jos yra žymiai aktyvesnės negu suaugusio, nes vaikam reikia, paprastai tariant, galbūt tai evoliuciškai apspręsta išgyventi. Nes kadangi jie yra maži, 2, 3 metų, 4 metų, 5 metų ir jie siurbia visą informaciją aplink juos. Ir kadangi jiem reikia sukaupti patirties, sukaupti turbūt kaip šitam pasaulyje išgyventi ir taip toliau. Ir kai jie gauna šitą srautą, tai smegenys labai stipriai aktyvinasi ir be abejo smegenyse yra atliekamas pakankamai didelės apimties ir didelio intensyvumo mechaninis darbas. Nes kadangi reikia energijos pagaminti, tai vadinasi deguonis, tarkim, yra naudojamas kartu su energetiniais substratais ir tiesiog daug šilumos įsiskiria. Ir vaikų smegenys tada kaista, ten netgi yra termovizoriais nustatyta, kad temperatūra labai stipriai išdidėja. Ir jeigu taip tęsiasi ilgesnį laiką, tai tie neuronai jie tiesiog nuvargsta, jie tiesiog pažeidžiami, jie pertempti yra ir jie negali atlikti gerai vėliau savo funkcijos. Ir dėl to ilgainiui gali išsivystyti tiesiog dėmesio sutrikimas vaikų. Ne, čia labai pavojinga dalykai, aš galvoju, mūsų vaikystėje tai smegenis, čia kampas, čia aštru, čia rozetė, čia elektra, čia pavojinga, čia vanduo, čia šlapia, šalta, paskęst gali, tokius išgyvenimo natūralius įgūdžius ugdė.
o kuomet vaikas yra tam paraleliniam pasaulyje, virtualiam pasaulyje ir jos smegenys kaitinamos yra tiesioginė prasme, deginamos vos ne, tai kas su ta jauna karta ir su jų priklausomybėm gali, na jau ne tai, kad gali, jau ir yra priklausomybės, ką mes ir kalbame, ne socialiniams tinklams, tiems patiems kompiuteriniams žaidimams, tai yra visiškas žalojimas. Ir ar galima sakyti, kad tų korporacijų didžiųjų kuriai sąmoningai daro kažkokį neurobiologinį eksperimentą su žmonija, su mumis, ar jie tiesiog patys nesuvokia, ką jie daro? Šitą klausimą aš negaliu atsakyti, ką kompanijos... Paimprovizuokim. Be abejo, mes nežinom, ką jie mąsto ir kokie jų tikrieji tikslai yra. Taip, pagrindinis tikslas yra uždirbti daug pinigų ir, tarkim, jiem kol kas tai labai gerai sekasi. Ir be abejo, kad ta pasiekmė jinai jausis ir jinai yra, tai yra akivaizdu. Ir tik tais viena problema yra, kad kompanijose greičiausiai, kuomet yra sukūriamas produktas, tai tikslas, kuo galima greičiau jį pateikti rinkai ir parduoti. Ir šitoj vietoj tyrimo labai kažkokių išsamių niekas nedaro, nes tyrimams reikia laiko, daug lėšų ir, tarkim, tai kaip ir neapsimoka. Ir greitai paleidžia produktą į apyvartą, žmonės pradeda vartoti ir niekas nemąsto apie pasiekmę. Ir pasiekmės ateina vėliau. Praėjus 5 metam, 10 metų, 15, 20 ir taip toliau. Tai dabar kaip tik mes ir turim turbūt tą atvejį, kai Jobsas, jeigu aš neklystu, 2007 metais pasiūlė tą išmanų jau, tarkim, tą telefono versiją, kurią mes ir šiandien vartojame. Tai praktiškai tie vaikai, kurie gimė greičiausiai... Tai 20 metų plius minus. Taip. Tai, sakykime, juos reikia žiūrėti ir kokia karta išaugo. Ir šiai dienai, jeigu Pasaulio sveikatos organizacija jau sako, kad taip, tai liga, kuriai reikalingas medikamentinis gydymas, tai jau turbūt tai stipri žinutė yra. Bet medikamentinis gydymas, ar jau yra tokių medikamentų stebuklingų piliulių, kur išgersi raudoną ar mėlyną ir pasveiksi nuo šitų priklausomybių? Ne, tokių kaip ir nėra, nes šiai dienai mes ir kitas priklausomybės turim, kurios irgi yra gydomos ir yra kažkokios metodikos, yra vaistai, tai jie apmalšina, jie, sakykime, kažkaip nustumia tą problemą, bet jeigu tu išsivystai priklausomybę, ta priklausomybė jinai išlieka turbūt iki gyvenimo pabaigos. Iki gyvenimo pabaigos ir tiesiog vienintelis receptas. Aš turiu labai konkretų pavyzdį savo bičiulių, kuris prieš daug metų, kadangi programuotojas, jisai su pirmaisiais kompiuteriniais žaidimais jau ten užsiminėjo. Ir pas jį absoliuti priklausomybė išsivystė žaidimams, man pačiam buvo neįtikėtina, bet jisai 2-3 paras galėdavo nepakilti, ne tai, kad jis nepakildavo nuo kompiuterio. Ir jisai žino, kad jisai bet kokio mažiausio, elementariausio žaidimo negali įsijungti, nes įsijungęs tą žaidimą, jisai perės prie rimtesnių žaidimų ir tai pas jį nebevaldomas procesas. Tai vienintelis vaistas yra visiškai nežaisti, jam jokių kompiuterinių žaidimų, bet šiuo atveju visiškai atsisakyti socialinių tinklų, na, ko gero irgi vargiai įmanoma, nes tai ne vien tik malonumas, tai ir darbiniai reikalai, ir kontaktai, ir bendravimas. Tai čia irgi ta viena turbūt irgi įvardintų problemų yra, kad visas mūsų gyvenimas yra valdomas tais išmainiais prietaisais, tai ir visos ir apmokėjimai, ir banko operacijos įvairios, ir elektroniniai paštai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visiškai atsisakyti greičiausiai ir nepavyks, nes netgi šalis jau pereina prie to, kad ko galima labiau mažinti grynuosius pinigus. Tai vadinasi, visi atsiskaitimai, visi vyks elektroniniu būdu, tai naudojant šitus išmaniuosius įrenginius. Ir vėlgi iš savo aplinkos žinau dabar mintys iš karto 2 žmonės, kurie iš savo telefonų sąmoningai yra įsitrynę Facebooką, dar ten kažkokius socialinius tinklus, tam, kad jeigu jau labai reikia, tada prie kompiuterio. Tai vis tiek sumažina, nėra to, kad po ranka turiu telefoną ir bet kada galiu pasižiūrėti. Galbūt tai visai neblogas detoksikacijos būdas, ar ne, sumažinti pačiam savo prieinamumą prie socialinio tinklo, paliekant jį, na, kiek, vėlgi iš gyvenimo, einant į studiją, draugas man skambina, kur labai retai skambina, sako, aš tau žinutę parašiau Messengeriu, tu man neatsakėjai, jis jau sunerimo, kad, suprantat, kelių minučių bėga neatsakyta žinutė, jam kelia nerimą, jis jau man skambina ir viskas tvarkoja. Tai va, tai tiesiog pamažinti sąmoningai tų socialinių tinklų, girdint, ką jūs pasakojat, kokie tai pavojai už jų slypi. Tai viena iš priemonių būtų mažinti, bet nes kadangi kompiuteris į kišenę netelpa,
taip. Jisai yra nepatogus tokiam vartojimui intensyviam, greitam ir taip toliau. Ir jeigu telefonas, sakykime, nu, jo kažkaip tai atsisakyti, nors aš nežinau kaip. Telefonu jo jau turbūt neatsisakysime, ar ne, bet jame pamažinti galimybę. Taip, galima namuose kažkokią tvarką įsivesti, kad grįžus namo ten kažkur tą telefoną išjungi padedi. Arba, tarkim, darbe irgi, jeigu tau visai nereikalingas yra kažkaip, tai tu jo ten stengiasi atsiriboti nuo jo. Bet tik tiek, kad su tuo reikia jau dirbti, nes kadangi tai, jeigu tai yra priklausomybė, tai reikia suprasti, kad trauks. Taip, sąmoningai dirbti reikia. Jo, turi psichologiškai būti stiprus, psichologiškai dėliotis ir tiesiog kaip ir laikytis režimo. Dietos netgi galima sakyti. Taip, dietos. Taip, ir stengtis atsiriboti nuo šitų informacinių technologijų. Nes grįžtant prie kūrėjų, ar jūs nemanot, kad jie visgi yra pasitelkę geriausius pasaulio neuromokslininkus ir tikslingai daro tą turinį ir savo algoritmus kuria taip, kad mus kuo labiau įtrauktų į tas socialinių tinklų pinkles, jau galima sakyti? Visa problema, kad yra šiai dienai įrankiai. Yra įrankiai, kurių pagalba galima pamatyti, kas darosi smegenyse. Tai tu skanuoji, kaip aš minėjau, tas funkcinis magnetinis rezonansas yra. Tai yra didelis magnetas ir žmogus yra tiesiog įtraukiamas į tą magnetą ir tos smegenys yra skanuojamos. Ir be abejo, tą magnetą galima įmontuoti televizorių ir tiesiog rodyti įvairią informaciją. Tai va šitaip, jeigu tokį įrankį, pavyzdžiui, reklamos kūrėjams įduoti, tai jie matytų, kokią informaciją labiausiai aktyvina smegenį. Ir kiek ta informacija ilgai išlieka ir, sakykime, aktyvi, aš turiu menį, daranti poveikį. Jeigu jie mato, kad kažkas tai, tarkim, jau tam filmukė jau nebetraukia žmogaus, tai vadinasi, reikia kažką ten pakeisti. Ir jie tada tą informacinį srautą koreguoja kažkiek ir žiūri vėl smegenis, kaip ir aktyvinasi labai stipriai. Ir tokiu būdu anksčiau ar vėliau žmogus nupirks tą produktą, kurį jie nori parduoti. Tai aš tikrai manau, kad didžiosios pasaulio, bent jau reklamos kompanijos tokius įrankius turi, fokus grupės nuo senų laikų yra tyrimai su jomis atliekami, o čia tau nereikia, tiksliau, ne tik reakciją stebi fokus grupė žmonių, kuri žiūri, bet ir tiesiogiai matai, kas jo galvoje tuo metu vyksta. Taip, tai šiuo atveju čia ne elektriniai aktyvumai yra, čia kraujo pritekėjimo, yra intensyvumas į atskiras smegenų sritis ir tu gali matyti tiksliai lokacijas, kur tas kraujas labiausiai koncentruojasi. Nes kuomet smegenys aktyvina, tada reikia daug deguonies. Ir hemoglobinė yra geležies, tai ta geležis iš tikrųjų yra pamatoma arba užfiksuojama to didelio magneto. Ir jeigu daug priteka, tada reiškia, šitoj vietoje yra labai didelis aktyvumas, labai didelis poreikis. Ir tu susijai su ta informacija, kurią tu rodai tam žmogui. O kodėl mus labiau veikia, bent pagal ir algoritmo elgseną, dalykai, kurie kelia konfliktą, protingiau tariant, polarizuoja, radikalizuoja, ar ne, kad komentaruose kiltų ginčai, kad priešingos pusės, negu pozityvūs dalykai, kur žiūrėkit, koks gražus kačiukas, kaip ten gražiai kniaukia. Tai šitoj vietoj intrigos nėra, žmonėms reikia intrigos. Tai, pavyzdžiui, vėlgi tie informaciniai produktai, kurie yra, tai filmai, muzika, galbūt ten tie muilo operos ir taip toliau, tai jeigu jūs pastebėjote, tai visą laiką jos susibaigia kažkokia tai intriga. Kas bus kitoje serijoje? Kas bus kitoje serijoje? Kita serija vėl baigėsi su intriga. Ir jeigu intrigos nėra, tai žmonės taip netraukia tada. Šitą, sako, seriją praleisiu, ten kažkaip tai jau žinau, kaip bus. Ir va tas, kaip ir minėjom pradžioje, kad tas netikėtumo irgi faktorius. Taip. Tai vadinasi, jeigu tu esi atkirstas nuo kas bus toliau ir, tarkim, ir ką nors tokio labai netikėto, tai tau tai sukelia emociją. Kaip ir konfliktai, bet dramos, kurie taip pat ir filmai, jie vis tiek yra dažniausiai kažkokio konflikto. Taip, bet čia tas irgi galbūt išliaudės yra, irgi, tai dažniausiai kaimynas džiaugiasi, kai kaimyno ten tvartas dega. Tai yra tas posakis toksai, taip. Tai va, taip. Kokius kasdienius dalykus savo elgseną žmogus gali pastebėti ir suprasti, kad jis jau yra priklausomas, kad tai yra problema ir kad jau reikia jam tos detoksikacijos, apie kurią mes su jumis kalbėjome? Tai mes jau turbūt įvardinom, tai laikas, kurį žmogus kaip ir skiria tai technologijai naudoti. Tai jeigu pastebit, kad jūs neišleidžiate telefono iš rankos
jūs atsikėlėt kažkada naktį, imate telefoną pasižiūrėti, ar kažko nepraleidot, jūs važiuojate automobiliu ir prie sankryžos imate telefoną į ranką, jūs einat kažkur tai pasivaikščioti ir jūs jaučiate, kad ranka kaip ir ima telefoną iš kišenės ir jūs ten ir daugeliu atveju netgi save galbūt ir pagaunat, kad jūs, tarkim, vartot kažkokius puslapius arba tą turinį vartojat be jokio, kažkokio tai turinio, jūs net neįsigilinat. Be įtraukties, taip, jūs tiesiog vartot ten. Automatiškai, taip. Ir jūs tiesiog pasižiūrit, jūs prieš 5 sekundės žiūrėjot, bet jūs vis tiek pasižiūrit. Praeina 10 sekundžių, jūs vis tiek žiūrit. Ir taip, tas kartotinas vis pasižiūrėjęs, tai jau stipri indikacija, kad iš tikrųjų ta priklausomybė jau jinai kaip ir yra jau. Man buvo šį pavasarį, kai aš atsikėliau, telefoną į ranką ir galvoju, palauk, toks gražus vaizdas už lango, pradeda žydėti, skleisti žalumą, o tavo pirmas veiksmas atsikėlus ryte imti, telefoną į ranką, ar ne? Tačiau kažkas blogai. Tai va irgi tokia paprasta, ko gero, gali būti indikacija. Jeigu jūs turėtumėt tokią stebuklingą galią kažką vieną funkciją pakeisti socialiniuose tinkluose, atimti patinka paspaudimą, atimti besaikį tą srauto vartojimą, pranešimus galbūt, ką jūs pakeistumėt socialiniam tinkle? Pasvajokim, galbūt tai kažkas pagelbėtų. Aš manau, kad tai vis tiek yra toksai kompleksinis dalykas ir tie, ką jūs čia dabar suminėjote, tai yra tokie, tos opcijos arba tie papildomi pasirinkimai, kaip sakot, uždėti laikiuką, ten kažką tai suvartoti ar dar kažką. Gauti pranešimą, kad tau laikiuką padėjo. Taip. Ir jeigu vieną išimsi, tai esmė nepasikeis. Niekas ten nepasikeis, nes tada žmonės fokusuosis į kitus dalykus ir tą srautą vis tiek jie išlaikys. Tai čia toks gudrus velnio išmislas yra, kad nieko nepakeisi į tame išmisle, gali pakeisti tik savo elgseną. Taip, nes jeigu jūs, kaip sakot, vieną išimsite, tai vis tiek vartotojiškumas nesumažės. Galbūt formatas pasikeis, galbūt kūrėjai kažką kitką sugalvos, nes kai kur taigi riboja ten, gali uždėti laikiuką, kitur negali uždėti laikiuko, bet... Komentuoti, komentarų ribojimai. Komentarai ir taip toliau. Ir šitoj vietoj tiesiog turi viską išimti. Viską išimti, kad apriboti tą prieigą prie tų socialinių tinklų, apriboti. Ir aš jeigu neklystu, netgi kai kurios šalis, ypatingai, man atrodo, ten Australai lyg tai pasitvirtino tokias tvarkas, kad iki, dabar neatsimenu, 18 ar 21 metų, kad apriboti nuo socialinių tinklų. Nes kas įvyksta, kad ir kuo, sakykime, susiduria šiai dienai, ypatingai darbdaviai, tai kad mažėja jaunų žmonių kūrybingumas. Jie tampa nekūrybiški, nes jie vartoja jau sukurtus dalykus. Nes jie nestatė tų smėlio pilių, nelankstė lėktuvėlių, nedarė iš skalbinių segtukų šautuvėlių ir kitų dalykų, ką darė tam tikros kartos. Tai šitos sritis tada jos atrofuojasi, tai jų funkcija mažėja ir, tarkim, taip jau įprogramuotai. Ir netgi kai kurios šalis jau vėl grįžta prie tų pirmykščių įrankių, kaip švedai vidurinėse mokyklose nori gražinti jau pieštuką ir liniuotę. Ir neleisti tom technologijom kaip ir jomis naudotis, nes visos problemos tai yra, kad tiesiog vaikai ir jaunimas nekūrybingi. Taip, nekūrybingi. Tai čia didžioji žinia ir yra žiūrovui, kad labai saugoti reikia vaikus, labai saugoti jaunąją kartą, ir save pasaugoti, o kaip save pasaugoti, jūs viską puikiai papasakojat. Tai labai dėkui gerbiamam profesoriui. Šis pokalbis buvo projekto Sąmoninga bendruomenė nuo atsparumo iki atsakomybės portale www.diena.lt dalis. Projektas dalinai finansuojamas iš Medijų rėmimo fondo. Ačiū žiūrėjusiems, gero laiko ir pasimatysime kitame pokalbyje.